Projektą pristato MITA, projekto globoja Ūkio ministerija. Sveikos smalsiosios, smalsieji ir smalsučiai. Šiandien įdomybių ir inovacijų kupina laida. Domėsimės, kaip atgaivinti čiurlionį, chaosas, ar jį įmanoma apskaičiuoti ir kaip dėl eilių neprarasti pinigų. Visiems mums reikia šviesos. Darbe man reikia baltos šviesos, nes ji mane aktyvuoja. O namie man reikia gelsvos, nes ji mane ramina. Skirtingiams žmonėms, skirtingomis aplinkybėmis, skirtingų laikų reikia skirtingų spalvų. Taip jau mūsų psichika surėdyta. Pasaulis ieško, lietuviai siūlo savo ypatingą apšvietimo inovaciją. Šitie šviestuvai yra ypatingi tuom, kad leidžia vienu metu reguliuoti daug šviesos parametrų ir atitinkamai pasirinkus kažkokį konkretų taikymą galima atitinkamai pareguliuoti šviesos parametrus ir gauti skirtingus efektus, kas gali būti labai naudinga įvairiems skirtingiem klientam. Šis mūsų technologinis sprendimas yra labai inovatyvus pasaulyje. Ir jis yra patentuotas, pripažintas ir tai yra tiesiog naujos kartos apšvietimo technologija. Čia yra naudojami kietakūniai šviesos šaltiniai, kitaip sakant, šviesos diodai, anglų kalboje LED sutrumpinimas, lietuviškai irgi daug kas mėgsta taip pertrumpinti į LEDus. Jie yra žemos įtampos ir jie gali būti lengvai valdomi. Tai yra gali būti keičiamas intensyvumas, keičiamos spalvos ir lengvai derinami su išmaniais valdymo įrenginiais. Dėl šios priežasties mūsų šviestuvai irgi valdomi yra išmaniais prietaisais, kaip kompiuteris, telefonas, planšetė. Muziejai turi dažniausiai labai prastas apšvietimo technologijas ir dažniausiai neinvestuoja į apšvietimą. Išskyrus tuos atvejus, kai jie turi pas save kolekcijose kažkokius labai ypatingus ir beprotiškai brangiai kainuojančius savo paveikslus yra. Mūsų technologiją iš principo mes galim taikyti dviem aspektais. Vienas aspektas yra tame, kad mes galim leisti pačiam vartotojui, kuris ateina į muziejų ar į galeriją žiūrėti paveikslų, susireguliuoti tokį apšvietimą, kaip jam atrodo, kad tas paveikslas atrodo gražiausiai. Jis tiesiog pasiema, tarkim, planšetę į ranką, eina ir spaudo mygtukus ir žiūri, kaip tas paveikslas, tarkim, atrodo prie žvakių šviesos yra. Juk dauguma įspūdingų paveikslų ir buvo nutapyti prie žvakių šviesos ar kažkokio ypatingo apšvietimo kažkokio dailininko galerijų yra. Tai čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas yra, kad mes galim atkūrinėti paveikslų pradinės spalvas, kurios yra išblukusios dėl laiko, dėl to paties ultravioleto ar kitokių tai savybių. Šiuo atveju žmonėms labai gerai suvokiamas pavyzdys, tai yra Čiurlionio meno galerijoje, Čiurlionio padaryti paveikslai, kurie nutapyti blogais dažais yra, ant blogo popieriaus yra. Ir mes kaip tik demonstravom eilę savaičių, yra, kaip mūsų šviestuvas padeda atkurti tas pradinės spalvas yra, ir tie paveikslai Čiurlionio jau pasimato visai kitokiamis akimis. Čiurlionis prikeliamas reguliuojant apšvietimo sodrumą. Tai fantastika. Vieno genialaus lietuvio kūrinius gelbsti kiti, nepabijokime to žodžio, lietuvių genijai. Mes galime tarsi restauruoti paveikslą jo neliesdami. Nes iš tikrųjų menotyroje yra tokia dvi stovyklos mokslininkų, dvi stovyklos filosofinės, gal nesakyčiau stovyklos. Vieni pasisako už tai, kad unikalius dirbinius reikia restauruoti ir parodyti žmonėm, kaip jie atrodė anksčiau, originale, kaip atrodė kuriant, o kiti pasisako už tai, kad tai yra neliečiama, kad jeigu jau paseno, jeigu jau išbluko, tai ir palikim taip neliesdami, nes irgi tai intervencija nėra teisinga. Tai šita technologija leidžia tą padaryti be intervencijos. Tiesiog gali būti du mygtukai. Vienu parodom, kaip būtų restauravus, kitą mygtuką paspaudžiam, parodo, kaip yra natūraliai dabar. Genialumas slypi paprastume ir iš tikrųjų mūsų inovacija yra gana paprasta. Tai yra, mes pirmieji sugalvojame paprastą būdą, kaip sumaišyti 4 spalvas - raudoną, žalią, mėlyną ir oranžinę. Ir kaip lengvai perderinant šių spalvų derinius mes galime gauti būtent šitos kintamus efektus. Iš
tikrųjų iki tol niekas nemokėjo taip efektyviai, paprastai maišyti šias spalvas ir gauti valdomą apšvietimą. O čia yra tas inovatyvumas, kas yra patentuota pasauliniu mastu šiandienai. Yra unikali galimybė keisti apšviečiamų paviršių spalvų sodriai. Tai reiškia, kai mes galime pasodrinti arba pablukinti spalvas priklausomai nuo poreikių. Tas pasodrinimo, pablukinimo poreikis irgi gali būti įvairus. Tai galbūt tai yra rinkodariniai tikslai, galbūt tiesiog nuotaikos reikalas, galbūt dar kažkoks dalykas. Šitas šviestuvas sudaro galimybės unikalias šiandieną rinkoje žmogui pasireguliuoti apšvietimą pagal savo poreikius. Tai yra kaip tarkim duše mes pasireguliuojam šiltą, šaltą vandenį ir jo stiprumą, mūsų neriboja iš principo niekas, tai čia irgi mes galime pasirinkti tą apšvietimą pagal savo poreikius ir pagal nuotaiką, paros laiką, pagal bet ką. Genialūs dalykai, kaip ir Gedimino pilis, lygioje vietoje neatsiranda. Kiek metų dirbate su šia unikalia inovacija? Kaip jis skinasi kelią iš laboratorijos į gyvenimą ir kur dar be muziejų ją galima pritaikyti? Idėja pati ir šita technologija mes jau dirbam daugiau nei 10 metų. Ir jinai buvo nuosekliai tobulinama, rutuliojama, buvo patentuota ir po to atėjo tiesiog toks momentas, kai supratom, kad kažką reikia daryti. Bet būnant mokslininkais, tas pasakymas kažką daryti taip nueina į kitą vis vėliau, rytoj galbūt, ir nebuvo tokio impulso momento. Ir kai pasirodė MITOS kvietimas, MITO tai Mokslo inovacijų technologijų agentūra, kai pasirodė kvietimas, kad galima gauti paramą, kad ir nedidelę, bet pradinę paramą būtent mokslinių tyrimų, mokslinės veiklos komercinimui, tai buvo toksai paskutinis galbūt impulsas, paspirėjimas mum pradėti ir pabandyti padaryti tą kitaip, negu buvom įpratę. Kitos sritys yra mažiau mūsų įmonės išbandytos, bet mes tikimės ateityje tikrai tą padarysim. Šiuo metu darom eksperimentą su kirpykla, kuris neaišku kaip baigsis, bet tikimės labai įspūdingo rezultato. Bet labiausiai reikia tikriausiai orientuotis į objektus, kurie turi daug spalvų. Yra tame tarpe ir reklamos sektorius gali būti mums įdomus, yra ir parduotuvinis apšvietimas, kuriuose yra tokie spalvoti prabangus daiktai ir taip toliau. Tai irgi yra mūsų tokia nišinės sferos, kuriuose mes galėtume bandyti šitą savo šviestuvą taikyti ir siūlyti klientams. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad genialūs sprendimai dažnai gimsta galvose, kurios perskaitė daug knygų. Štai ir ši unikali apšvietimo idėja gimė fiziko, dabartinio Vilniaus universiteto rektoriaus galvoje. Profesorius Artūras Žukauskas prisimena, kaip gimė ši ypatinga apšvietimą reguliuojanti idėja. Tiesiog iki tol dirbau puslaidininkių srityje, o 2001 metais stažavau Amerikoje pagal Amerikos ir Baltijos šalių bendradarbiavimo programą ir ten mano kolegos pasiūlė parašyti knygą apie naujausią apšvietimo technologiją ir berašant jau tą knygą atsirado mūsų pirmos idėjos ir iš ten matyti ir atėjo toliau į technologiją, jau tos mokslinės idėjos. Tada pasirodė pirmieji darbai iš daugiaspalvių šviesos šaltinių. Mūsų jie šiandieną yra pripažįstami visam pasaulyje. Ir pamažu vystant tą tematiką atsirado idėjos, kaip pritaikyti praktikoje. Tokie inovatyvūs, autentiški produktai duoda paprastai didelę pridėtinę vertę. Sukuriamos dar darbo vietos kitos. Ir amerikiečiai taip ir Amerikos ekonomika taip ir veikia. Jie aukštų technologijų turi apie 20%, bet viena vieta aukštose technologijose sukuria 4 vietas aplinkui. Naujas produktas turi labai didelį potencialą generuoti didelę vertę dėl to, kad nėra konkurentų. Rinka yra geriausia ta, kuri tuščia. Ir kai eini į tuščią rinką, kurioje nėra tokių produktų, tai tuo metu pelnas yra didžiausias. Kiek kabinėjasi, kažkada orų neatspėjau. Kaip numatyti tai, kas priklauso nuo dangaus kūno padėties, geologinių sąlygų, biologinės aplinkos, žmonių norų, įgeidžių, fantazijos ir dar daugybės dalykų. Pasirodo įmanoma, tai daro inovatyvi lietuvių dirbtinio intelekto sistema. Ji numato, kaip pasiūlą pritaikyti prie paklausos.
Žmonės labai dažnai dirbtinį intelektą kažkaip mistifikuoja, lyg tai jisai turėtų bėgioti, kažkaip skraidyti, šaudyti, gaudyti, ką nors tenais mokėti išgyventi, kaip nors ir modifikuotis ar keistis. Nu, iš tikrųjų, jis turi tam tikrų savybių, bet jis tikrai neatrodo kaip humanoidas, koks nors robotas. Dirbtinis intelektas tai yra tam tikra protinga mašina, vadinkime, arba algoritmų rinkinys, kuris imituoja elgseną, kuri žmonių požiūriu yra, kaip čia, protinga, vadinkim taip. Žmogus kuria dirbtinį intelektą iš pavyzdžių, kuriuos mato aplinkui. Tai paprastai yra imituojami kokie nors gyvosios gamtos reiškiniai. Arba biologiniai reiškiniai, arba reiškiniai vykstantis metaluose. Ten jo šaldant ir kaitinant, ar ne. Po to imituoja skruzdžių, bičių arba paukščių, spiečiaus elgsenos modelius, ar ne. Reiškia, nieko nėra sukurta tokio, kas nevyktų iš tikrųjų gyvoje gamtoje. Tai dirbtinis intelektas yra imitacija gyvosios gamtos. Lietuvos mokslininkai ir inovatoriai kūrė sistemą, kuri padeda žmogui gauti, o prekybininkams pasiūlyti tai, ko konkrečiam žmogui reikia konkrečią dieną. Inovatoriai stengiasi, kad jų sistema būtų efektyvesnė už žmogų. Visur, kur yra žmonių vartosena, ir mūsų technologijos padeda numatyti, kada, kur, kokioje vietoje, koks žmogus, ką nusipirks, kada ką pasiims. Baigiant visą tiekimo dalimi, kad užtikrinti šitą žmogaus poreikį, ar ne, laiku jam atvežti, pateikti, tai padaryti optimaliais kaštais, geriausią kainą, užtikrinant aukšto lygio kokybę. Mūsų pagrindinis tikslas ir misija yra pakelti verslo proceso efektyvumą. Šiandien dienai, kaip ir būtų nesmagu sakyti, bet didžiausias to kliuvinys yra žmogus. Ir žmogiškos klaidos, jos padaro visą procesą, verslo valdymo procesą stipriai neefektyvų. Mes norim miegoti, mes norim valgyti, mums reikia pašnekėti, užeiti į Facebooką, nueiti kažką pasidaryti. Tuo metu robotas, jisai dirba nenustodamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Šiandien dienai mes galime įdiegti sistemą, kuri galėtų pavaduoti šimtus žmonių dirbdama kiaurą parą viena. Tai yra atlikdama operacinius sprendimus, tokiu būdu užtikrindama geresnį aptarnavimą, geresnį tiekimą, geresnius rezultatus. Gerbiamas Mindaugai, jūs sakote, kad technologijos efektyvios dėl to, kad dirba kiaurą parą be poilsio. Tačiau ir iki šiol prekybos centruose dirbdavo tokie tobulai visai nenorintys atrodyti piliečiai. Ir vis tiek tie prekybos centrai uždirbdavo nemenkus pelnus. Tai galbūt nėra taip jau labai sudėtinga atspėti, ko tam pirkėjui reikia. Tokia užduotis atrodytų labai paprasta, bet jinai nėra taip lengvai įgyvendinama, kai gali iš pirmo karto pasirodyti. Pavyzdžiui, didžiausias prekybos centras Lietuvoje, kad tokią užduotį spręstų, jam reikia 50 darbuotojų. Su mūsų programos pagalba tą galėtų padaryti 5 darbuotojai. Tai žiūrint iš tos pusės, tai padeda padidinti darbo našumą ir efektyvumą pačiam prekybos centrui. Sistema iš tikrųjų jinai mokosi iš to, kad mes gyvenime iš tikrųjų darom. Jinai elgiasi lygiai taip pat kaip žmogus. Jinai surinka informaciją, tai reiškia, mes paimam istorinę informaciją, kiek kokios prekės kada pirko, mes įvertinam oro sąlygas, mes įvertinam, ar tai yra šventinė ar nešventinė diena. Galbūt paimsim pavyzdį, yra graži saulėta diena, penktadienis, visi turbūt pirks šašlykus, važiuos prie ežerų, poilsiauti ir panašiai. Tokiu atveju iš karto yra didesnis poreikis mėsos produktams. O jeigu dar bus, pavyzdžiui, kokia nors reklaminė akcija mėsai, tai turbūt pirks jos dar daugiau. Mūsų sistema geba paimti labai didelius duomenų masyvus ir vienu metu padaryti labai daug skaičiavimų, ko negalėtų padaryti paprastas žmogus. Jeigu sistema mato, kad vartotojai kažko tai nepirks, jinai gali duoti rekomendacijas, pavyzdžiui, pradėti taikyti reklaminę akciją. Gerai. Skamba įtikinamai, bent jau teoriškai. O praktikoje, ar jūsų sistema jau buvo kur nors įdiegta ir galbūt gautą efektą galima pamatuoti pinigais? Dirbant su vienu didžiausių degalinių tinklų Texaco ir tenais sprendžiamos buvo labai paprastos problemos. Jeigu mes paimsim salotas,
kiek tą dieną turi jų pagaminti, pavyzdžiui, visas degalinių tinklas tam, kad patenkinti vartotojų poreikį. Ir iš tikrųjų, ką mūsų sistema leidžia padaryti, jinai leidžia pasakyti, kiek jų reikės. Ir jeigu pasižiūrėti skaičiais, tai tame degalinių tinkle, naudojant mūsų sprendimą, mes sugebėdom sutaupyti 40% visų praradimų. Tai ką tai reiškia? Jeigu tas degalinių tinklas kažkur tai per metus vien tik tai salotam išmestavo apie 2 milijonus eurų, tai šiuo atveju mes jau 40% nuo tų 2 milijonų sutaupytumėm. Na ką jūs pasakysite? Aš nei kiek nenustepsiu, jeigu netrukus lietuvių dirbtinio intelekto sistemos pradės piešti juozus liesius, šokti ar dainuoti. Na, Juozas jau dainuoja. Tik nereikia atiminėti darbo iš manęs. Vis dėlto vieną prašymą dirbtinio intelekto sistemoms aš turiu. Ką daryti, kad nereikėtų stovėti tose kilometrinėse eilėse didžiosiuose prekybos centruose? Vaikščiant dažnai po prekybos centrus, tikrai susidurdavom su problema, kada atėjus į prekybos centrą tenka ilgai laukti. Pamatęs eilę, pasakydavai, kad gal tiek to, gal aš užeisiu į sekančią parduotuvę. Vienam iš mūsų įmonės guru, tai yra smegenų, gimė idėja, kad mes galėtume atlikti tam tikrą analitiką, kuri leistų mums prognozuoti, kiek mums reikėtų resurso aptarnauti klientus, kad nebūtų tokių nemalonių situacijų, kada prarandami yra pirkėjai. Ir prarandami pirkėjai ne dėl to, kad produktas yra blogas, bet dėl to, kad tiesiog nėra pakankamo kiekio resurso juos aptarnauti. Lietuvių inovacija stebi žmonių srautus, organizuoja įmonės darbą ir daro jį efektyvesnį. Ir štai mes priėjome prie pačio svarbiausio klausimo, kaip ji tai daro. Lietuvių inovacija stebi žmonių srautus, organizuoja įmonės darbą ir daro jį efektyvesnį. Ir štai mes priėjome prie pačio svarbiausio klausimo, kaip ji tai daro. Sistema iš esmės turi 3 komponentus. Tai yra būtent pats įrenginys. Tai visa vaizdo analitika yra vykdoma būtent šiame mūsų sukurtame įrenginyje. Jis yra kabinamas parduotuvėse, prie įėjimų, praėjimų, prie lubų. Jam yra pajungama elektra ir internetas. Ir tada jau sistema stebi vaizdą. Ir, kaip sakyti, tas inovatyvioji dalis yra vaizdo analitikos algoritmai. Čia yra mūsų kompanijos know-how vadinamas. Tai būtent šie algoritmai buvo kurti ne vienerius metus, kad jie galėtų išskirti objektus, atskirti, kad tai yra vienas žmogus, ar eina 2 žmonės, ar eina dar daugiau. Kadangi įrenginys kabo žmogui virš galvos, yra aptinkama žmogaus pakaušis, kaip sakyti, ir tas objektas yra sekamas. Tai būtent tie algoritmai ir bando išskirti žmogaus pakaušius ir juos sekti praeinant pro zoną. Sakote, skaičiuoja pakaušius, tačiau tie pakaušiai juk tokie skirtingi ir su skrybelaitėm, ir su skarelėm, ir su plikėm, ir įvairiausių spalvų, formų, dydžių. Ir dar šuniukai aplinkui bėgioja. Tai kaip ji juos atskiria? Sistema yra apmokyta atskirti žmogaus pakaušį nuo kitų daiktų. Ir jeigu ten eina šuniukas, tai sistema sakys, ne, čia nėra žmogus, mes jo neskaičiuojame, mums nereikia jo sekti ir skaičiuoti. Jeigu eina kažkas panašaus į žmogaus galvą, tai tada sistema sako, o čia yra labai panašu į tai, ką aš turėčiau skaičiuoti. Tada sistema aptinka ir seka tą objektą ir jau tas objektas kerta užstatytas zonas, tai tada yra suskaičiuojamas. Buvo surinkta 100 pakaušių žmonių pavyzdžių ir sistemai buvo pasakyta, kad čia yra tai, ką reikėtų skaičiuoti. Ten buvo pavyzdžių, kur karbonuoti žmonės, praplikę, su kepurėm, nes irgi taip pat yra žmonės. Ir sistemai apmokinom su tais pavyzdžiais ir pasakėm, kad kažkas panašaus, tai yra tie objektai, ką reikėtų skaičiuoti. Ir sistema yra dar save besimokanti. Tai dienos bėgi jinai dar pasikeičia parametrus, kad galėtų
galėtų tiksliau ir geriau skaičiuoti pas klientus žmonės. Čia matom pakabintą įrenginį, tai yra tipinė instaliacija. Jis yra kabinamas prie durų ir dvi zonos, yra uždama viena čia, kita čia. Ir vyksta skaičiavimas, kada žmogus praeina tiesiog per tas zonas. Čia matome vartotojo paskyrą, kuris mato šios dienos vizitus, mato mėnesinį grafiką, mato išgrynintą statistiką, žmonių srautas didėja ir mažėja. Taip pat kai kurias reikšmės, kiek buvo maksimalus žmonių srautas per valandą ir panašiai. Galima pažiūrėti detalesnį grafiką, kur mato savo viso tinklo, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje būtų, visą savo tinklą ir kiek tų skaičiuoklių bebūtų, ar 100 ar 200, viskas yra pateikima vienoje lentelėje. Tada galima pasirinkti bet kurią šaką ir pažiūrėti jos grafikus, tiek dieninį, tiek savaitinį, mėnesinį ar metinį, taip pat palyginti su kitais objektais, su kitom vietom. Žmonių srautai yra iš esmės vienas iš pagrindinių įmonės rodiklių, nes šiandien dienai verslas skaičiuoja savo žmonių srautus iš kasos čekių, bet jie nemato, kiek žmonių iš tikrųjų apsilankė parduotuvėje ir kiek iš apsilankiusiųjų tapo pirkėjais, taip vadinamas konversijos rodiklis. Kuo yra didesnis pardavimų skaičius nuo sugeneruotų srautų, tuo jis didesnės pajamas atneša bendrovei. Tai reiškia, mes uždirbame didesnius pardavimus ir norint efektyviai tai pamatuoti, reikia žinoti, kiek mes turime srauto tam tikrų momentų. Dar viena dirbtinio intelekto sistema padėsianti mums gyventi be eilių. Be to šiandien matėme šviesas, kurios prikelia Čiurlionio paveikslus, o taip pat žavėjomės dirbtinio intelekto sistema, kuri atspėja, ką aš pirksiu, kurią dieną ir kodėl. Dar daugiau stebuklingų inovacijų lygiai po savaitės per TV3. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.